Kino pavasarį žiūrėk šitą filmą. Akiplėša. Saulė nebijo imtis temų, kurios nors dabar apie jas mes kalbame, tačiau jos dažnai labai paviršiumi ir mechaniškai ir gal programiškai atliekamos, kaip tos, kurios tarsi svarbios, bet ji tai padaro su kažkokiu tai jautrumu ir supratimu to, kas vyksta. Kas pavyksta Saulei Bliuvaitei padaryti savo debiutų, kas yra ypatingai retas atvejis, jinai imasi paauglystės temą, kuri jau yra labai sunki tema. Atrodo, labai lengva apie paauglius daryti, bet iš tikrųjų nevelnio, tai yra labai jautri tema neadekvatumams ir visokiems prašovimams. Ir ji tai daro ne tik tai kurdama, kažkaip dokumentalizuodama, tarsi, realistinį filmą darydama, bet ir kažkur pridėdama savo požiūrio kampą, kažkokius netikėtus rakursus, kažkokius kinematografinį jautrumą. Ir mane tas stebina galbūt, kad tai yra debiutas ir toks gaunasi suturėtas filmas. Bet jisai kartu yra labai gyvybiškas. Aš skaičiu, jis būtinas pamatyti. Aš netgi varu suvaryčiau vyresnių klasių moksleivis jį pažiūrėti. Nesvarbu, kad ten temos labai aštrios ir taip toliau, bet tai yra jų bendramžiai ir truputį jaunesni žmonės, kurie tai išgyvena. Tai čia yra beprotiškas komplimentas autoriai.